Serialas nerekomenduojamas nepilnamečiams. Nužudyti žmogų nėra lengva, tai gan sudėtinga. Nukrėtėm jį 220 voltų. Skraidė tikrai molotovo kokteiliai ir granatos. Tikrai ne žaisliukai. Už grotų. 6 serija. Žudyk arba būsi nužudytas. Šokiruojantis serialas Už grotų parodė kalėjimo gyvenimą iš įvairiausių pusių. Pragaras žemėje. Taip daugelis, kuriems teko susidurti su tokiu gyvenimu, apibūdindavo kalėjimą. Mes suteikėme žodį tiems, kurie ilgus metus gyveno šioje košmariškoje sistemoje, kuriems teko kovoti, kad išgyventų. Išgyvenimo kaimą dažniausiai buvo mokama svetimomis gyvybėmis. Tai neišgalvotos istorijos. Paskutinėje serialo dalyje sutelksime dėmesį į labai svarbų aspektą. Šioje laidoje kalbinti vyrai ir moteris įvykdė sunkius nusikaltimus. Jie žudė. Net ne po kartą. Kas pastumėja žmogų žudyti, ką jis jaučia įvykdęs tokį nusikaltimą? Nužudžius, jausmas labai blogas. Papasakok. Nenorėčiau apie tai kalbėti, kokie dar gali būti jausmai. Nemoku apibūdinti. Reikia pačiam pajusti. Iš tiesų, nužudyti žmogų nėra lengva. Teist inimest maha lüüa ei ole lihtne, tegelikult. Dėl pirmo nužudimo net nesigailiu. Jei būtų proga, padaryčiau tą patį. Dėl antro nužudimo lygi šiol blogai jaučiuosi. Gailiuosi, kad būtent dėl antrojo. Emocija. Tikriausiai gailestis. Man davė 10 metų už nužudimą. Įvykdytą kalėjime, kuriame net nesėdėjau. Buvau kitame kalėjime. Kaip žmogus tampa žudiku? Niekas negimsta su peiliu rankose. Tyrimas atskleidė, kad užkietėjusių recidivistų nuopuolis paprastai prasideda paauglystėje. Tada įvyksta pirmieji rimti susidūrimai su pasauliu, kuris tave praryja. Jaunų nusikaltėlių išgyventi įvykiai vėliau pastumėjo juos pakelti ranką prieš kitą žmogų. Man buvo vos 14 metų. Pionieriškas amžius. Kai nutiko viena istorija. Aš kilęs iš kaimo, vaikščiodavau su vyresniais vaikinais į šokius ir panašiai. Kaime gyveno traktoristas, augalotas vyras, svėręs apie 130 kilogramų. Aš svėriau 50. Alkoholio negerdavau, bet jis niekada nepraleisdavo progos, ką nors bjauraus apie mane pasakyti. 2-3 kartus susitvardžiau. Po to paklausiau draugo, kuris jau buvo sėdėjęs, ką man daryti. Jis pagamino man švininį kastetą ir pasakė, vožk, jei vėl išsidirbinės. Taip ir padariau, bet baigėsi blogai. Traktoristas daugiau nei 2 mėnesius gulėjo ligoninėje. Mane pasodino 2,5 metų. Tai nutiko už puskilometrio nuo Latvijos sienos. Kiek tau buvo metų? Man buvo 12, kai pirmą kartą patekau į nepilnamečių koloniją. 12 tai. Pirmą kartą į koloniją patekau Almatoje. Kas nutiko? Aš prastai mokiausi. Ne, mokiausi gerai, bet nenorėjau lankyti mokyklos. Susidėjau su bloga kompanija, tokiais pat paaugliais kaip ir aš. Pradėjome rūkyti ir mus išsiuntė į koloniją. Kur ta kolonija? Almatoje. Pirmą kartą papuoliau į nepilnamečių koloniją būdamas 16. Taip nutiko, kad būdamas 15 sukėliau žmogui sveikatos sutrikdymą. Mane nuteisė 5,5 metų. Sulaukus 16, mane išsiuntė kalėti į Rusiją, į Brianską. Paprasčiausiai tuo metu buvo tokia tvarka, kad nuteisus už sunkius nusikaltimus siųsdavo kalėti į Rusiją. Buvo kelios vietos. Daugiausia siųsdavo į Brianską, į Vologdą arba Pskovą.
Taigi, būdama 16, patekau į rusišką zoną. Visi mūsų pašnekovai atsidūrė tokioje pat padėtyje. Vieną akimirką supranti, kad esi nusikaltėlis ir neturi kitos išeities. Privalai kovoti už savo gyvenimą, už kiekvieną dieną, kiekvieną kvadratinį metrą kameroje ir už dvokiantį skystį, vadinamą sriuba. Sistema skatino smurtą. Kai įeidavai, tave pasitikdavo vartų girgždesys, kuris įsirėždavo į širdį. Pridėkim dar šunų lojimą. Susimastydavai, nejaugi mano vieta čia. Mes atėjom, mūsų apieškojo ir paskirstė į būrius. Klausi savęs, kodėl nepadariau išvadų, kodėl likau taip ilgam. Papasakok, kaip būdama 16 pirmą kartą patekai į batareinąją. Man iš tiesų buvo 16, kai čia patekau. Prieš iškratydami mane nuvedė į mažą patalpą, kurioje buvo apie 20 žmonių. Tiksliai nepamenu. Nuo chloro dvoko sunkėsi ašaros. Ne dėl to, kad tave įmetė į tą kamerą, o nuo stipraus chloro tvaiko. Akis ašarojo, pagalvojau, nejaugi visą laiką reikės tai kęsti. Pirmą kartą man davė 1,5 metų. Spėliojau, ar ten ir turėsiu prasidėti. Jei mane tada būtų išleidę, nebūtum grįžęs, ne už ką. Klaiku buvo suprasti, kad sėdėsiu 4 kvadratinių metrų ploto kameroje, kur dvokia chloru, cigarečių dūmais, o kampai apšlapinti. Visi sėdė susispaudę, negali laisvai pavaikščioti. Siekiant suvaldyti nuteistuosius, pažaboti jų charakterį ir jausmus, buvo daroma viskas, kas įmanoma, kad vyras arba moteris virstų bejausme žudimo mašina. Pabaisa, kuri nepaisant situacijos gali nužudyti kitą žmogų. Tam buvo skirtas karceris, kur žmonės palauždavo psichologiškai ir priversdavo iš vidaus priešinti sistemai. Jei pradėdavai belsti, keiktis, į kamerą prileisdavo dujų. Tų, kurios akis veikia. O mažoje patalpoje būna labai blogai. Skūstis nebuvo prasmės. Muždavo. Taip, batareinoje prižiūrėtojas muždavo. Buvo toks režimnikas. Galiu paminėti jo pavardę. Tetas Lokas. Jis turėjo mėgstamą medinį plaktuką. Tokį kaip mėsai, tik be šios dalies. Jo mėgstamiausias ginklas. Jis buvo tvirtas vyras, augalotas ir labai mėgo daužyti tuo plaktuku. Ir mano jo kliuvo nepilnamečių kolonijoje. Buvo leidžiama bausti 15 parų. Bet taisyklės buvo tokios, kad tekdavo sėdėti 30. 45 paras. Maitindavo kas antrą dieną. Dieną neleisdavo gulėti. Visą laiką turėjai vaikščioti po karcerį. Prižiūrėtojai turėjo teoriją, kad jei nuteistasis miega, jis neatlieka bausmės, nes sapnuose tu laisvas ir gali sapnuoti, ką nori. Draugus, moteris. Todėl turėjai bausmę atlikti nemiegodamas. Ar dažnai tikrindavo ar nemiegė? Labai dažnai. Mažiausiai kas pusvalandį. Prižiūrėtojai turėjo sekti, kad kaliniai nemiegotų. Jie visą laiką žiūrėdavo pro langelį durise. Kaip bausdavo. Prailgindavo laiką karceryje. Taip ir snausdavai, pastatęs vieną ausį. Jie užsnūdai ir pažiūrėjo per langelį. Turi pulti daryti atsispaudimus. Prižiūrėtojas klausė, ką čia darai? Atsispaudimus nuo grindų. Nemeluok, miegojai. Ne, nemiegojau. Taip išsigelbėdavai. O jei pričiupdavo knarkiantį, pridėdavo dar parų karceryje. Jaunuoliai už lengvus nusikaltimus patekę į nepilnamečių būrį ir į karcerį, anksčiau ir vėliau būdavo perkeliami į zoną, kur turėdavo įrodyti savo vertę. Jie seniai suprato, kad didelėje kameroje ne visi lygus. Iškart reikėjo susigaudyti, su kuo bendrauti, prie kokios grupės prisišlieti, nes nuo to galėjo priklausyti tavo naujas gyvenimas. Po pertraukos pakalbėsime apie vieną kruviniausių maištų Estijos kalėjimų istorijoje. Kalbės kaliniai iš abiejų
abiejų fronto pusių. Tikras mūšis. Taip, skraidė tikri Molotovo kokteiliai ir granatos, o ne žaisliukai. Naturaalsed granaadid lendasid, et ei olnud nagu mingi mänguasjad. Grūmėsi jaunimo siekis įtvirtinti pozicijas ir vyresniųjų išmintis. Per maištą žuvo 10 žmonių. Selles mässus hukkus kümneid inimesi. Siaubingas įspūdis. Už grotų. Kalėjimo kasdienybė padėjo paveikti nuteistuosius. Už grotų nebuvo kur slėptis. Tai galiojo ir seksualiniams nusikaltėliams. Įėjau į kamerą ir padėjau kaltinamąjį aktą ant stalo, kad visi pamatytų, už ką sėdau. Daugelis slėpdavo savo kaltinamosius aktus arba juos išmesdavo. Tai sukeldavo įtarimą. Kodėl turiu gyventi kameroje su žmogumi, nenorinčiu pasakyti, kas jis? O jei pas jūs pakliūdavo žmogus išprievartavęs vaiką arba moterį, pas mus tokie nepakliūdavo. Administracija juos sodindavo į 3-vietės kameras. Į didelės kameras nesiųsdavo. Mes juos vėliau pagaudavom. Aišku, kad žinojome, kuris yra iškrypėlis, ar sėdi už žaginimą. Jei su tokiu prasilenkdavo koridoriuje, užpuldavo. Buvo nesvarbu, žiūri prižiūrėtojas ar ne. Požiūris į juos buvo labai neigiamas. Kitaip ir būti negalėjo, juk ir mes turim vaikų. Ei saagi positiivne olla, sest meil on omal ka lapsed. Iš kaimyninės kameros pranešė, kad jiems įkišo pedofilą. Bet tas nenori prisipažinti. Aiškina, neva žmona mušė. Jokių dokumentų su savim neturi. Žmogų visada prakalbina teroras ir smurtas. Tas tipas buvo stiprus. Iš pradžių pakratėm jį 220 voltų. Jis atsipeikė ir toliau tvirtino, kad mušė žmoną. Tada panaudojom seną triuką. Užnėrėm kilpą ant kaklo, virvę pririšom prie grotų. Ateina akimirka, kai smegenys pradeda temti. Tada atleidė, nes žmogus pajuto mirtį. Galiausiai jis viską išklojo. Ką jam padarė? Nenužudėm, sumušėm ir išmetėm. Batarynoje kalėjime sėdėjome mažoje, 10 vietų kameroje. Jei ten būtume ką nors nužudę, iš mūsų būtų atrinkę 5 ir jiems prailginę bausmes. Slapčia nieko negalima buvo padaryti. Jiems gyventi buvo sunku. Ką su jais darėte? Na, kaip ir sakiau, ten žmonės pamirždavo net motinos vardą. Iš tikrųjų. Pabėgdavo į pirmus būrius. Buvo tokie uždari būriai, kuriuose žmogus tik valandą per dieną išeidavo pasivaikščioti, nes taip liepta. Štai taip. Bet kartais pavykdavo pagauti. Taip, pasitaikydavo. Man pasakojo, kad jos kankindavo sulitavimo lempomis. Būdavo ir taip. Kaip sakiau, kartais kankindavo tol, kol žmogus pamirždavo savo vardą. Litavimo lempa. Kuo papuola? Priklausė nuo fantazijos to, į kieno rankas pakliūdavo. Priklausė nuo nuotaikos, būtent. Jiems darė tą patį, ką jie darė su vaikais, jei jie pakliūdavo. Bet jie sėdėdavo kažkur, neaišku, kur juos laikydavo. Iš tiesų, jie labai retai įkliūdavo. Jie buvo kažkur izoliuoti. Dabar kažkodėl jų labai visur padaugėjo. Šalis lyg ir maža, sunku suprasti.
Jei sugaudavo pedofilą, jam į užpakalį prigrūsdavo įvairių tvirtų daiktų. Patekę į kamerą, jie stengdavosi nuslėpti, kas jie tokie, bet elgesys juos išduodavo. Dvasioje jie iškrypėliai, galima sakyti ligoniai, tik jų liga galvoje. Jie prašydavo pasigailėti, žinoma, bet su jais darydavo viską, kas šaudavo į galvą. Visokiausius daiktus kišdavo į visas skyles. Padarydavo taip, kad jie niekada daugiau nedarytų to, ką darė. Kad kiti iškrypėliai bijotų taip elgtis su vaikais ir moterimis. Tam, kad bijotų. Šiais laikais kitaip. Jei iškrypėlis patenka į kalėjimą, jį patalpina atskirai. Duoda televizorių, žiūri vaikų pornografiją, o išėjęs vėl išprievartauja vaiką. Jei nusikaltėlis į kalėjimą patekdavo ne dėl nužudimo, tarp šių sienų likimo valia jis tapdavo žudiku. 10-ojo dešimtmečio pradžioje kalėjime buvo galima pagaminti įvairiausių šaltųjų ginklų. Nestigo medžiagų ir gabių meistrų. Jei norėjai daugiau valdžios, galėjai gauti ir šaunamąjį ginklą. Turėjome net granatų. Mėtydavom granatas ir butelius su degiu skysčiu. Padegėm namą ir įmetėm 2 propano balionus. Pirkome iš šiurkų. Kiek kainavo automatas? $2000. Dolerių? Taip. Pilnas komplektas, 2 slintuvas ir 300-400 patronų. Ir granatų buvo, taip. Kokį turėjai ginklą? Medžioklinį, nupjaut vamzdį. Tai būdavo susišaudimo. Retai. Stengdavomės išspręsti viską be ginklų. Pozicijų įtvirtinimas užtrunka. Kaip galima buvo suprasti, kas valdo gyvenimą kalėjime? Jį valdė patys kaliniai. Tiek dėl maisto valgykloje, tiek dėl susitikimų su giminaičiais. Valdžios vaidmuo buvo nulinis. Suprantama, bet buvo tokių, kurių žodis buvo svarbus. Žinoma, visur yra hierarchija. Net pas gyvūnus. Galim kalbėti apie lygybę, bet jos nėra. Turėjai ginklą? Taip, turėjau kardų, pistoletą, granatų. Viską pirkau tarybiniais laikais iš prižiūrėtojų, kurie išvažiavo, atkūrus nepriklausomybę. Vangivalvurid, kes ära läksid, nende käest sai ostetud need kõik too aeg. Yra istorija apie vieną ypatingą ginklą, lig šiol minimą su pagarba. Pagrindinis mūsų pašnekovo Aleksandro arba Kūjo gynybos ir puolimo įrankis buvo neįtikėtinai didelis kumštis. Eksperimentas, kurį jis atliko su savim kalėjime, savigynos tikslais, lydės jį iki kapo duobės. Tai buvo mano priverstinė, gal ir kvailystė, bet tam tikrą prasme buvau priverstas. Pasidariau, atėjęs į Talino kalėjimą. Tau buvo 18? Taip, tokia įdomi istorija. Talino kalėjime sėdėjo baltarusiai. Baltarusijoje kalėjime kilo maištas ir kalinius perskirstė kitur, į skirtingas respublikas. Į 5 atvežė gal 8 baltarusius. Tai jie sugalvojo. Tai jų išradimas. Baltarusių. Kas tai yra? Na, tai toks dalykas. Vazelinas. Reikia sušildyti vazeliną ir karštą sušvirkšti į ranką. Kai sustingsta, jį po truputį daužai. Iš pradžių šaukšteliu, po truputį. Po to stipriau daužai ir kumštis tampa labai kietas. Tai gynybos įrankis. Suprantama, kad būnant 18-19 tokie dalykai vilioja.
Sukvailiojau ir pasidariau. Antra vertus, tai buvo būtinybė. Mes juk neturėjom peilių ar ko nors panašaus. Todėl ir pasidariau tokį. Dėl to ir gavai pravardę. Taip. Per jį ir pravardę gavau. Kūjis. Taip. Būdavo atveju, kai kumštį tekdavo panaudoti. Bokštuose stovėjo kareiviai. Tarybinės vidaus kariuomenės. Jie jau žinojo, kad greitai išeis. Viskas link to ėjo. Administracija jau nieko neveikė. O naujų darbuotojų taip pat nebuvo. Iš esmės zona buvo palikta pati savo. Niekas neprižiūrėjo gyvenimo zonos viduje. Kaip kaliniai viduje gyveno, taip ir gyveno. Administracijai buvo tas pats. Žinoma, kildavo įvairiausi konfliktai. Talino kalėjime ne tiek daug, kiek rūmų buvo žmogžudyšių, bet muštynės kildavo ir reikdavo gintis. Padėtis zonoje buvo įtempta. Grįžus nusikaltėliams iš Rusijos, tarp vietinių taip pat atsirado naujos grupuotės, kurios stengiasi užkovoti valdžią. Papasakosime, kaip prasidėjo didžiausias maištas Estijos kalėjimų istorijoje. Jis įvyko Amari kalėjime, 4 zonoje. Viskas prasidėjo nuo jaunų estų konflikto su patyrusiais rusais. Mes gyvenome kambaryje 5. Visi estai. Įėjo 3 rusai ir sako, turit plačią ekranį televizorių, mes jį pasimsime. Mes atsakėm, imkit, jei galėsit išsinešti. Tas, kuris paėmė televizorių, liko be rankų. Rankas jam nukirto kardu. Vahet ei ole, me nimesid ei nimeta, et löödi mõõgaga käed otsast ära. Üks inimene sai surma selles mõõgavõitlus. Ar tu nukirtai? Ne, nesvarbu, vardų neminėsim. Nukirto rankas kardu, vienas iš jų mirė. Tada visi suprato, kad šitaip reikalai netvarkomi. Po to mus 5 užpuolė apie 100 žmonių. Mes atsitraukėme 4 bloką, ant stogo. Turėjome granatų. Jas metėm, o į mus svaidė butelius su degiu skysčiu. Įstūmė 2 balionus su propano dujom ir padegė namą. Per tą mūšį Tomas stovėjo kitoje barikadų pusėje. Patyrusiems nusikaltėliams teko spręsti, ką daryti su tokiu žiauriu jaunimu. Netyčia sudeginom vieną baraką 4 bloke. Nusigėrėm. Jaunimas pradėjo mūšį. Vienas su kardu puolė 3, vieną užmušė, kitam ranką sulaužė. Jis lygi šiol lošys. O 3 kardo plokščiąją pusę užvožė per galvą. Susirinkome spręsti, ką su jais daryti. Jie buvo 5 ir 6 jauni estai. Normalūs, geri vaikinai. Bet poelgis siaubingas. Turbūt jie sužinojo, kad juos norima iškviesti ant kilimėlio ir pabėgo ant barako stogo. Jie turėjo kardus, o į viršų galima buvo patekti tik kopėčiomis. Tai kaip juos pričiupsi. O mes buvom girti ir pagalvojom, gal meskim granatą. Žudyti prasmės nebuvo. Kažkas pasiūlė padegti stogą, užmesti molotovo kokteilius. Tada patys nulips. Tikras mūšis, taip, tikri molotovo kokteiliai ir granatos, ne žaisliukai. Visi buvo girti ir išėjo ne taip, kaip sumanėm. Pirmi buteliai užskriejo ant stogo, kaip ir reikėjo, o kiti į 2 aukšto langus. Barakas užsidegė. Jūs norėjo gyvus sudeginti? Iš esmės taip. Mes buvom ant degančio namo stogo. Buvai ginkluotas granatomis, kardu. Turėjau pistoletą. Mes to mūšio nelaimėjom, bet ir nepralaimėjom. Mus išgelbėjo K komanda. Jei ne jie, būtume pralaimėję. Rusų buvo daugiau nei 100, o mes tik 5. Nebūtume atsilaikę. Manėt, kad jau viskas? Ne, nespėjom apie tai net pagalvoti.
pidi muudele Toks įnirtingas mūšis. Taip. Reikėjo galvoti, kaip išgyventi. Trumpai tariant, vanglate ameti, noh, et tą maištą numalšino K komanda. komanda ja ajas laiali selle mässu. Neid võeti igal pool laiali. Mus išvaikė. Jie patys nusileido ant stogo. Viidi patarei. Juos pervedė į batarinąją kalėjimą. Jie išgyveno? Taip. Manau, kad būtų išgyvenę ir be K komandos. Mingi karistus oleks. Turbūt būtų buvę nubausti. Iš vienos pusės galima suprasti, dėl ko kilo ginčas, bet kapoti kartu, to jau per daug. See läks üle piiri. kes olid reeglina Ką pagal kalėjimo įstatymus pasmerkdavo mirti? Daugiausia pedofilus. Kliūdavo ir tiems, kurie mėgindavo išsikovoti autoritetą neleistinomis priemonėmis. Kitus užmuždavo per buitinius konfliktus. Buvo dar viena grupė kalinių, kurie netikėtai galėjo gauti peilių iš šoną. Užpuolimo priežastimi galėjo tapti kalėjime populiarus dalykas – tatuiruotė. Reikėjo žinoti, kad kiekvienas simbolis turėjo savo prasme. Puošti svetimomis plunksnomis prilygo mirties nuosprendžio pasirašymui. Buvo tatuiruotės, kurios iškart leisdavo suprasti, su kuo susidūrė. Buvo laikai, kai mus išsiųsdavo į Rusiją, o informacija ten nepatekdavo. Tada darydavo tatuiruotės, kurios parodydavo, kas priešais tave, koks žmogus, koks santykis su administracija, su įstatymu ir taip toliau. Tatuiruotė atstojo pasą. O būdavo taip, kad mėgintų daugelis prieš išvažiuodami į Rusiją įsitatuiravo kryžius, kur papuola. Nepadėjo, nes informacija patekdavo tam, kam reikia. Tada žmogų bausdavo. Tais laikais negalima buvo daryti tatuiruočių, nederančių tavo statusui. Stukačius negalėjo įsitatuiruoti kryžių ant kojų, o po to nueiti ir paspausti ranką prižiūrėtojui. Jam tiesiog sulaužęs ranką. Ir viskas. Nes žmogus panaudojo tų ženklų suteiktą privilegiją blogam tikslui. Šiandien tatuiruotės nieko nebereiškia. Kas ką nori, tą ir tatuiruojasi. Baisu žiūrėti. Baisu. Mes vis dar neradome atsakymo į klausimą, ką jautė žudydamas. Ar paėmęs ginklą į rankas galvoja apie pasekmes? Žinoma, jausmas siaubingas. Ar nužudė žmogų žudikas ima atgailauti? Turbūt iššoviau iš baimės. Po to apie 10 minučių nesupratau, ką padariau. Iš pradžių nesuvokiau, ką padariau. Už grotų. Estų kalėjimo sistemoje įvykdytos žmogžudystės neįtrauktos į jokį registrą. Nežinome, kiek vyrų, tėvų, motinų, brolių ir seserų buvo nužudyta pradėjus kurti kalėjimų sistemą. Skaičiaus nustatyti neįmanoma. Tai tarsi didžiulė kraujo dėmė byloje, pavertusi neįskaitomais ten įrašytus vardus. Vika pirmą kartą nužudė būdama 18. Ji gynė savo sugyventinį. Aš nužudžiau žmogų. Už ką? Tokia istorija. Pas mus atėjo draugai. Tada jie dar buvo draugai. Aš gyvenau su banditu. Žinoma, jis turėjo ginklą. Jie paprašė to ginklo. Mes jo nedavėm. Jie norėjo įvykdyti nusikaltimą su tuo ginklu, bet mes nedavėm. Jie pradėjo mus mušti. Per tą chaosą vieną nušoviau. Nužudžius, jausmas labai blogas. Papasakok. Nenorėčiau apie tai kalbėti. Kokie dar gali būti jausmai? Nemoku apibūdinti. Reikia pajusti pačiam. Iš tiesų, nužudyti žmogų nėra lengva.
Tai gan sudėtinga. Aš tam ryžausi tik po ilgų apmąstymų, bet galiausiai mes buvome greitesni ir likome gyvi. Šiandien suteiksime žodį tiems, kurių sąžinė slegia daugiau nei vienas nužudymas. Vikai, atlikus bausmę už pirmą nužudymą. Antrasis buvo tik laiko klausimas. Šįkart jį suvarė peilį į draugės kūną. Ji buvo mano draugė. Aš labai gailiuosi dėl šito nužudymo. Dėl pirmo nužudymo net nesigailiu. Jei būtų proga, padaryčiau tą patį. Dėl antro nužudymo labai gailiuosi. Nužudžiau savo draugę. Papjoviau. Mes gėrėm. Buvo buitinės išgertuvės. Supranti mane ar ne? Kiek metų tau davė? 10 metų. Vėl patekai į Harku? Taip, vėl į Harku. Iš pradžių patekau į magazinį gatvę, bet ten buvau labai neilgai. Didžiąją bausmės dalį atlikau Harku. Janas pirmą kartą nužudė zonoje. Teko įrodinėti, kas esi? Ne. Aš batareinėje kalėjime atsėdėjau kaip normalus žmogus. Ir į zoną toks atėjau. Bet pasitaikydavo, kai žmogui tekdavo iš naujo įrodinėti savo vertę. Taip nutiko ir man. Po 7 mėnesių zonoje teko likviduoti vieną žmogų. Jis norėjo nužudyti mane ir mano draugą, bet mes nužudėm jį. Už tai man pridėjo dar 10 metų. Iš pradžių gavau 3 metus, bet galiausiai atsėdėjau 13. Nužudymas nesukelia jokių jausmų. Tikriausiai daugeliui tuo sunku patikėti. Gyvybės atėmimas asocijuojasi su karu ir konfliktais. Kas nutinka po mirtino šūvio ar smūgio peiliu? Pirmą kartą, kai mus sumušė, man buvo labai baisu. Tada aš labai išsigandau. Dar labiau išsigandau, kad nužudys mano vaikiną. Turbūt iššoviau iš baimės. Po to apie 10 minučių nesupratau, ką padariau. Iš pradžių nesuvokiau, ką padariau. Sėdau į mašiną, išvažiavau. Pasivažinėjau apie 20 minučių po Majako rajoną ir tik tada supratau, ką padariau. Manęs iškart nesugebėjo pagauti. Ilgai mane gaudė. Tu bėgai? Taip, bėgau. Kiek laiko? Slapsčiausi 2 metus. 2 metus manęs negalėjo pagauti. Kaip tu slėpdavaisi? Kraustydavausi iš miesto į miestą. Keitei išvaizdą? Ne. Užsidėdavau peruką, įvairius sakinius, persirengdavau, kad nepažintų. Kaip dirbdavai? Nedirbau. Iš kur gaudavai pinigų? Turėjau santaupų. Santaupų, žinoma. Draugai padėjo, žinoma padėjo. O kaip tau toks gyvenimas? Pavargai? Taip, žinoma, pavargau. Morališkai buvo labai sunku slapstytis. Kai kur nors sėdi, nesvarbu kokiame mieste, jei pabeldžia į duris, net jei žinai, kad ateina pažįstamas, bet... Tarkim, tu nuolat įsitempusi kaip styga. Žinai, kad bet kada gali būti sučiuptas. Artimo žmogaus nužudymas atima ramybę net ir tam, kurio krūtinėje akmuo. Emocija tikriausiai gailestis. Ta akimirka turbūt labiau savęs buvo gaila. Gaila, kad tai padariau, kad netekau draugės. Ji man buvo brangi, tokia ir liko. Bet nieko negaliu pakeisti. O ką aš tada jaučiau? Jaučiausi labai šlykščiai. Tarkim taip.
elu vanglamüüride Jei gyveni vahel ei kalėjime, tähenda nereiškia, seda, kad et bet pead kada alati turi relva būti järele pasiruošęs čiupti ginklą. Väga paljud uhused Pasak šaltinių, 90. buvo daug atvejų 10-ojo dešimtmečio pradžioje susijusių su valdininkų noru padėti varnelę neišaiškintose bylose, taip pat ir nužudimų. Seda ka tapmiste puhul. 10-ojo dešimtmečio pradžia buvo sudėtingas laikas. Tada žmonės tūkstančiai siuntė atgal į Rusiją. Vyko daug neramumų. Buvo daug lavonų. Juos rasdavo kanalizacijos vamzdžiuose ir kitur. Tuos lavonus bandė užkarti kaliniams, patekusiems į administracijos nemalonę. Tam reikalui buvo saviteisėjai, galėję priimti sprendimus, prokurorai. Jūs patys užvedėt šitą temą. Sarevetevas buvo tas prokuroras, kuris siūsdavo žmonės į teismą už nusikaltimus, kurių jie nedarė. Kalėjime buvo liudytojų. Jiems ką nors pažadėdavo už melagingus parodymus ir jie būtų pasakę bet ką. Man davė 10 metų už nužudimą įvykdytą kalėjime, kuriame net nesėdėjau. Buvau kitame kalėjime, už 100 kilometrų nuo nusikaltimo vietos. Teisme pasakiau, kad nusiųstų užklausą į tą kalėjimą, kur sėdėjau nužudimo metu. Juk negalėjau būti dviejose vietose vienu metu. Teisėjas pasakė, kad nebūtina. Yra 3 liudininkai. Apygardos teisėjas mane išteisino, nes įsiuntus užklausą paaiškėjo, kad sėdėjau kitame kalėjime. Jaukų vardų nežinau, neprisimenu. Žinau tik, kad kitą dieną jį turėjo įsiųsti su ginkluota apsauga, o iš vakaro jis nužudė dar vieną žmogų. Kontrolierius ataskaitoje parašė neteisingą datą. Įrašė paskutinę savo darbo dieną. Apylinkės teismas pripažino žudiko kaltę, bet apygardos teismas nustatė, kad tuo metu žudiko nebuvo lageryje, nes jis jau buvo išvežtas. Tokių atvejų buvo daug. Buvę kaliniai su grauduliu širdį atsimena 6-ąjį kriminalinės policijos skyrių, kuriam vadovavo legendinis policijos karininkas Koitas Pikaro. Žinoma, įspūdis siaubingas. Sako, kad niekas nemušė, o aš nusėtas mėlynėmis. Mane 2 valandas talžė bananais. Veido beveik nelietė, tik sulaikymo metu prakirto antakį pistoleto rankeną. Pralaikė mėnesį, kad dingtų mėlynės. Padėtis buvo rimta, aš kosėjau krauju. Po kelių dienų užsuko kažkoks gydytojas, patikrino, ar dar gyvas. Manęs neatidavė net kalėjimo administracijai, kai atvažiavo manęs paimti. Su Pikaro pokalbis trumpas. Jis parodė man bylas ir sako, atsirink, arba gausi už visas. Žudyk, arba būsi nužudytas. Vadovaujantis tokių devizų slinko dienos kalėjime. Buvo dar vienas būdas pabėgti nuo problemų ir kankinimų - savižudybė. Žmonės žudytis priversdavo kalėjimo kasdienybė ir siaubingas prižiūrėtojų teroras. Žmogus paprasčiausiai palūždavo. Jis nesutikdavo bendradarbiauti su administracija, nenorėjo gyventi pagal jų taisyklės. Tokius žmonės nuolat laikydavo narve arba karceryje. Badas ir šaltis priversdavo žudytis. Žinau atvejį, kai žmogus suvalgė savo marškinėlių gabalą, nes iš bado išsikraustė iš proto. Senais laikais karceryje būdavo kita tvarka. Ten valgydindavo kas antrą dieną.
Dauguma pakeldavo prie save ranką, nes neturėjo jokio ryšio su išoriniu pasauliu. Senais laikais leisdavo parašyti po 2 laiškus į mėnesį karceryje, 1 laišką per 2 mėnesius. Telefonų nebuvo. Nebuvo iš kur laukti pagalbos? Ne. Jei pagrasindavai pasiskūsti Maskvai arba Europai, garantuotai pusmečių sėsdavai į narvą. Vangile ei meeldi trellid. Kaliniai nekenčia grotų. Iš pragaro norisi pabėgti. Kodėl nebėgdavo? Tų laikų kalėjimai nebuvo tvirtovės. Vienu metu ten net nebuvo prižiūrėtojų. Perioodil polnud valvureidki. Tai nutiko šitame kalėjime. Mes visą laiką gerdavom degtinę. Rusų armija išėjo. Čia į sargybinius bokštus atėjo kaimiečiai estai. Jie buvo net neginkluoti. Mačiau, kad vienas turi didelę lazdą. Buvo apgirtęs, bet mačiau, kad rankose laikė baltą lazdą. Jie visi buvo iš kaimo, skurdžiai. Mes ėjom prie tvoros su jais pakalbėti. Vienas iš jų sakė, kad padarė avariją, sudaužė svetimą mašiną. Todėl turi sumokėti 18 000 kronų arba pats sės už grotų. Mes užsakydavom, kad jie nupirktų degtinės. Kronų per daug neturėjom. Mokėdavom po $10 už butelį. Kartą nuėjau pasigirtas ir paklausiau, gal gali mane išleisti? Nueisiu į barą. Sumokėsiu $1000. Ryte grįšiu. Tas kvailelis patikėjo. Mūsų susirinko 10 žmonių ir patraukėme laisvę. Vienintelė bėda buvo šuo prie galinių vartų. Aš 3 ar 4 dienas ėjau ir šėriau tą šunį mėsą. Šėriau, kad jis mane pripažintų. Susidraugavom su šunim. Nekilo problemų. Visi 10 ir išėjo. Neilgai džiaugiamės 92-aisiais, Pikaro mus vis tik pagavo. Kiek išbuvai laisvėje? 2-3 mėnesio. Põgenemistele. Kameros draugai galėjo padėti bėgliui. Norėjau pamatyti šeimą. Visų pirma, ta mergina buvo stipriai užspausta. Ji buvo labai sugniuždyta. Ji nebegalėjo kęsti tokių sąlygų. Turbūt todėl suplanavo pabėgimą. Sudėtinga buvo? Taip, sudėtinga. Kiek laiko prireikė? Kiek laiko? Planuoti. Planavo jį apie mėnesį, bet pabėgo labai greitai. Reikėjo sumokėti? Žinoma. Prižiūrėtojams? Taip, kad tuo metu bokšte nebūtų prižiūrėtojo. Tam, kad nežiūrėtų. Na taip, kitaip niekaip neišeisi. Bet tavo pagalbos nebūtų pavykę, kaip suprantu. Aš nekomentuosiu. Supratau. Ellu jäid vähesed normaalsed. Gyvų liko nedaug, bet liko. Surma sai Žuvo ir geri, ir blogi vyrai. kui ka halbu poisse. Taip vadinami bespredėlčikai. Ma ei oskagi eesti keeles öelda, bespredėlčikud on vene keeles. Predel tähendab piiri. Tie, kurie negerbė įstatymo ir trikdė tvarką. Ja samas ju võime nüüd... Dabar galima pasakyti, manau ir kiti man pritars, kad mužikų ir tų, kurie dirbdavo, neliesdavo. Atvirkščiai, gindavo. Põhimõtteliselt puutumata selle... Mužikai iš esmės liko gyvi. Nendel midagi paha juhtuks. Et suuremalt jaolt ikkagi nii-öelda, et mužikid nagu jäid elama. Ką nors iš tavo draugų nužudė? Jaa, mul on päris paljud sõbrad. Daug mano draugų žuvo kalėjimuose. Tarp kalėjimo sienų. Müüride vahel. Girdėjote atvirus prisiminimus žmonių, tapusių žiauriausio mūsų kalėjimų istorijos periodo liudininkais. Jie papasakojo savo istorijas net tam, kad ką nors įbaugintų. Tas siaubas jų širdise gyveno ilgus metus. Serialas Už grotų, unikalus projektas, kuriame gvildenome viešai nesvarstomas temas. Tai istorija, kurios nevalia pamiršti. Šie pasakojimai gali pasitarnauti kaip pretekstas iš naujo peržiūrėti kokio nors valdininko veiklą arba geriau suprasti tam tikrus įvykius.